Labas visoms! Mano gražiausias metų šventės yra visiškai ne už kalnų ir kaip ir žadėjau, šią savaitę mes kalbėsime tik tais apie kalėdines dovanas. Šiandien paruošiau jums tokį video, kurio metu aš jums parodysiu dovanas, kurias jūs galėtumėte pasidaryti pačios. O penktadienį mes žiūrėsime, kągi aš jums rekomenduočiau padovanoti iš kosmetikos srities, nes manau tiek mano kanalas, tiek mano tinklaraštis, bet to tikrai neapsieitų. Šiandien mano idėjos yra tokios, kad jūs drąsiai galite pasidaryti pačios viską arba kreiptis kažkur tais pagalbos, kas galėtų įgyvendinti jūsų mažasis svajones. Turbūt norėčiau pradėti viską nuo to, kas tik atkeliavo į mano rankas. Ir taip, aš su savimi turiu knygutę, nes turiu šitiek daug minčių jums papasakoti ir parodyti, kad be jos tikrai neapsieičiau. Ir, kaip ir sakiau, pradėsime nuo to, kas tik atkeliavo į mano rankas. Turiu netgi 3 tokius paketėlius. Ir tos, kurios aktyviai su manimi leidžia mano gyvenimo dienas, tikrai žino, kad aš praeitą savaitę dariausi užrašų knygutes naudodamasi Zoombook pagalba. Tai yra, susikūriau savo darbo kalendorių, tada sukūriau vieną labai geram draugui ir trečią sukūriau dovaną savo vyrui. Ir žinokit, aš pati neįsivaizduoju, kaip viskas dabar gavosi. Šiaip rezultatas buvo labai smagus ir pats procesas yra tikrai toksai lengvas, nesunkus, nereikalaujantis jokių tenais didžiausių pastangų ir net aš, ta, kuri nelabai turi tokią meninę pakraipą arba šiaip nelabai turi kokį ypatingą suvokimą apie ypatingai knygučių darimą, tai man tai buvo, žinokit, paprasčiausias dalykas. Ir pasakysiu jums dar vieną faktą iš to peilių su koju. Tai knygutes aš darau, žinokit, vos ne kiekvienais metais ir tai, aš manau, yra viena geriausių idėjų, kadangi kam, ta prasme, pakenks gauti dovanų darbo kalendorių. Jeigu aš gaučiau tokį paprastą, tokio vieno viršelio, tokį, kur galima eiliniam knygyną nusipirkti, tai žinokit, nelabai aš likčiau laiminga. Bet jeigu man kas nors padarytų jį ir ten būtų kažkokios mano detalės, tai aš turbūt tikrai, nežinau, būčiau pati laimingiausia, kad kažkoks žmogus skyrė laiko ir man kai ką padarė. Aš, žinoma, truputėlį jums papasakosiu apie pačią eigą, bet dabar tiesiog labai norėčiau išsipakuoti ir pasižiūrėti, kas gi gavosi. Ir tada, kai jau turėsiu rezultatą rankose, papasakosiu jums, kaip aš dariau. Tai aš išsipakuosiu, žinokit, visus 3 ir tada grįšiu. Žodžiu, kalnas šiukšlių ant mano stalo ir pirmoji rankose, šakės kaip fainai išėjo, tai yra mano darbo kalendorius, kurį aš pasidariau savo pati, nes aš norėjau kažko tokio, kas visiškai mane atspindėtų ir, žinokit, labai džiaugiuosi, jog jūs man padėjote apsispręsti dėl spalvų ir taip toliau ir tikrai nepakilėjote šitos tokios kritikos ir ji mane atvedė, aš manau, prie kažko tobulo. Jūs pasižiūrėkit. Aš manau, tai egocentriškiausia knygutė, kokia tik jis gali būti, koks žmogus deda savo nuotrauką ant viršelį, jeigu ne aš. Bet jūs pasižiūrėkite tai, kas yra ant nugarėlės, tai yra mylėk mane arba nekęsk manęs, aš vis tiek spindėsiu. Tai yra visiškai mano šūkis ir galiu jums pasakyti, jog mano rezultatas pavyko labai paprastai. Ir nors pasakysiu, kaip aš pasidariau, tai tiesiog jūs užklystate ant paprasčiausiai ten balto lapo. Ir galite pasirinkti spalvą, aš pasirinkau būtent tokią fono spalvą, nes jūs sakėt, kad balta atrodo labai tokia niuki. Ir tada aš išsikirpau savo nuotrauką su Photoshopu, truputėlį pavaliau kraštelius, radau internete tokius užrašus, čia Zoombook, tos fotoaparatus ir kitas dalis leido pasirinkti ir įdėti, atitaikiau dydžius ir viskas. Ta prasme, tai yra, aš manau, pats lengviausias dalykas, kokį mes galime pasidaryti pačios, ar dovanom, ar kažkam tais. Ir detaliau aš truputėlį papasakosiu apie tą knygutę, kur draugui dariau, kadangi aš padariau keletą nuotraukų, kad jums galėčiau tiesiog parodyti visą tą eigą. O apie šią tai galiu pasakyti, jog kaip gerai, kai yra dar gruodžio likutis, kur galite užsirašyti, nes, nežinau, man labai nepatinka, kai knygutės prasideda nuo sausio 1 ir tiesiog turi skelbti savo visus, vieną turi nešiotis knygutę, tada turi dar praeitų metų knygutę nešiotis, žodžiu, nesąmonė. Bet šiaip tai aš manau, kad aš save šiais metais kaip reikalus palepinau ir pradžiuginau. Taigi, o dabar keliaukime prie mano tos draugo knygutės, apie kurią aš jums ir papasakosiu taipogi, kaip pasidaryti. Taigi, jūs užklystate į Zoombook puslapį ir pasirenkate, kokio dydžio norėtumėte pasidaryti knygutę.
Šiaip, jeigu luktelsit sekundę, žinokit, aš turiu dar vieną knygutę, kur parodys patį dydį, nes kažkodėl nepadovanojau jo savo draugiai. Taip, tai aš grįžau ir turiu, matote, rankose tokią knygutę ir buvo tokio dydžio ir dar vienokio dydžio, bet man pasirodė jos labiausiai priimtiniausias, bet kadangi, kaip matot, tokias dariau ir norėjęs tiesiog labiau akcentuoti savo dienos momentus, tai pasirinkau didesnę versiją ir taipogi ją parinkau savo draugui. Taigi, kai mes išsirinkome dydį, tuomet mes turėtume keliauti prie pagrindinio dalyko, tai yra fono pasirinkimas. Ir žinokit, aš, kadangi mano bičiulis yra apželdintojas, tai aš jam suradau tokią smagią nuotraukytę ir ją pritaikiau. Jūs matote čia traktoriuką, tai irgi radau internete, įklijavau, pamažinau truputėlį ir tai, žinokit, buvo kažkas labai paprasto ir manau, kad tokia žaisminga apželdintojo knygutė bus tikrai kažkas tokio. Drąsiai kalbu, nežinau, kad iš šio video tikrai nežiūrės. Tikrai išsiplėčiau, bet ką aš jums svarbiausia noriu paminėti, jo knygučių kaina yra 6 eurai ir viena svarbesnių detalių, kadangi šį video labai skubu filmuoti šiandien, nes jeigu iki rytojaus 11 vakarų jūs užsakote knygutes, pasidarote, tai turite tikrai, manau, daugiau nei parą, pasidarote jas, užsisakote, tai tikrai gausite iki kalėdų. Bet jeigu pavėluosite, tai žinokit, nebijoju, kad įmonė turi tikrai labai nemažai darbų, todėl gali tikrai nespėti. Tada sekantis dalykas, kurį aš susižinau, tai kadangi Zoombook turi savo tokį kaip ir advento kalendorių, kur kasdien važini ir pasižiūri kokią dienos akciją, ten labai šiaip nemažai įmonių tokias akcijas, atrakcijas daro, tai žinau, kad rytoj bus ta diena, kuomet visiems produktam bus taikoma nuolaida. Ir manau, tikrai, jeigu jums patiko mano idėjos, tai visom rekomenduočiau pabandyti ir pasidaryti, nes man tai, sakau, buvo kažkas labai faino. O dabar aš nekantrauju jums parodyti tai, ką aš paskutinę minutę iš tiesų sugalvojau daryti, nes galvojau ir vyrui padarysiu darbo kalendorių, gal ten dar kažkam tais, bet kai pamačiau kainą, pamačiau idėją, supratau, kad aš noriu būtent šio dalyko, tai yra foto knyga ir tai gaila, kad tokį viršelį palikau pagėlėjau 10 eurų ant viršelio, bet aš jums parodysiu, kas yra viduj ir jūs suprasite, ne iš tos pusės atsiverčiau, ir jūs suprasite, kas čia tokio ypatingo yra. Aš padariau mūsų vestuvių fotoalbumą, tokią fotoknygą, kadangi tiesiog niekada neprisiverčiam pasidaryti originalių nuotraukų, tai aš pagalvojau, kodėl neparašius tokios smulkios knygelės. Viską parašiau, žinokit, ką mes jautėme, kokie buvo, kokios mintis, kas vyko tą dieną. Viskas realiai susijęs su nuotraukomis, kurias jūs šiaip esate jau tikrai mačiusios ne kartą. Ir ką aš jums galiu pasakyti, man labiausiai turbūt patiko paskutinis puslapis, aš žinau, kad aš išsiplėčiau, bet aš taip norėjau parodyti šitas dalyką. Tai va, ir žodžiu, šia visa istorija, kad taip toliau. Ir padalikau tokį ir, kad kur yra ta laiminga pabaiga, ir parašiau, kad ji yra ir tai ne pabaiga, o gražios meilės istorijos pradžia. Ir gali būti, kad jau išleisime 2 arba 3 skyrių. Ir laukite tęsinio. Tai Patricija Barbara ir Gintautas Kažemekai laimingai įsimylėjo ir visiškai bepročiai nuo 2009 metų rugpjūčio 2 dienos. Tai aš šiaip vyrui sakiau, kad šitą darau fotoknygą, bet nerodžiau. Sakiau, viską pamatysi per kalėdas ir kaina buvo 16 eurų. Jūs negalvokit, kad tai yra susiję tik tai su meilė, su santykiais ir taip toliau, kadangi aš labai norėjau padaryti savo šeimai kažką panašaus, nes kai dabar aš gyvenu Kaune, jie gyvena Vilniuje, mes labai retai matomės. Aš tiesiog norėjau jam padaryti kažką tokio labai jaukaus, kas būtų papildyta mano vaikystės nuotraukomis ir mūsų tradicijomis, kurias mes tikrai tęsime metai iš metų. Ir pirmosios kalėdos bus mano namuose šitose ir reikės kažkaip pasirodyti, ką aš išmokau per 24 metus padaryti iš mamos viso meniu ir taip toliau. Tai bus nemažas iššūkis. O kalbant toliau, tai aš manau, kad šitos fotoknygos pasiteisins tikrai visiems. Ar tu turi geriausią savo draugę, ar turi vaikiną, ar galbūt gyveni užsienyje ir tiesiog nori padovanoti kažką tais gražaus savo šeimai. Ir tiesiog už tokią kainą, tai aš nežinau. Aš manau, kad darysiu dar ne vieną, dar savo geriausiai draugį, galvoju, gal padaryti gimtadienio progą. Žodžiu, aš visada esu kupina idėjų ir būtent Zoombook idėja nuo 2013 metų ar 2014.
14. Aš labai intensyviai palaikau ir kas metus dovanoju dovanas būtent tokias, kurios leistų sušildyti kiekvieną dieną. Ir šiaip paskutinė idėja, kuri tikrai būtų, manau, verta dėmesio, jeigu jūs padarėte draugiai, vaikinui, mamai, bet kam darbo kalendorių, jūs parašykit kokio nors mėnesio dienoj, kad šiandien mūsų pasimatymas, šiandien tau reikia susitikti ten su savo dukra, kažkas tokio. Galbūt kažkurią dieną įrašyti, kad tu pasiilgai, kad tu linki geros dienos. Tiesiog suasmeninti dar labiau tą knygutę, kuri leistų perprasti ir pajausti visą tą meilę ir šilumą. Tai aš manau, savo draugui tam papildysiu, kad tu gal jau rask Patricijai laiko ar panašiai. Tai vat, o daugiau palaukiu detalių ir dar aš turiu kokį pasakyti, tuoj pagalvosiu. Tiesa, nepasakiau apie pristatymą, ar ne? Tai pristatymas visiškai nieko nekainavo, tai yra aš užsisakiau gauti į savo paštomatą, kuris man visai prie pat namų ir visiškai nieko nekainavo. Tai bendra suma už šią knygutę, visą knygą tiksliau ir už 2 darbo knygas buvo, man atrodo, 28 eurai. Tai sakau, tikrai, aš jau manau pakankamai jums daug papasakau ir pakankamai daug jums tokių idėjų pateikiau, kad jūs galėtumėte jas įgyvendinti. O dabar aš norėčiau keliauti prie kitų dovanų. Ir tos merginos, kurios yra superinės, kurios moka megzti ir nerti, labai gaila, kad aš moku tik tais nerti ir mano nertai atrodo tikrai pakankamai vaikiškai, bet jeigu tu turi kažkokį talentą, aš tikrai visoms siūlau pasinaudoti juo ir kaip man dabar prisipirkti siūlų ir numegzti savo, nežinau, vėl vaikinui, draugiai, bet kam, po kokį šaliką, pirštinės. Žinokit, šiaip, aš atsimenu 9 klasėje mesgiau vienam vaikinui pirštinės ir, tai buvo visiškai idiotiška, nes gavs tokios kvadratinės ir tokios kepėjo pirštinės, bet svarbu originalumas, ar ne? Tai tikrai, labai gaila, kad aš nemoku megzti, tai aš tiesiog nupirkau, bet aš pasidėjau būtent šitą šaliką ir kepurę, kad prisiminčiau šitą idėją papasakoti. Ir tikrai, jeigu man kas nors atsiųs nuo dovanų savo nertą šaliką arba kepurę, pilkos spalvos. Jeigu kas sugalvos, žinokit, aš labai mėgstu pilką spalvą. Tai tikrai pasinaudokit tuo, nes tai, manau, dovanos, ką aš iš pradžių netgi video norėjau pasakyti, kad kalėdos nėra kažkieno gimtadienis, nėra jubiliejus, nėra sukaktuvės, kur reikėtų išlaidauti 100 eurų. Tai yra mano nuomonė šventė, kuomet mes spinduliuojame jaukumą, nuoširdumą ir savo minčių realizavimą. Tai aš manau, kad tokios dovanos kaip papildytos tavo rankų darbo bus labiausiai vertintos. Aišku, reikia prieš tai žmogų pažinti, suprasti, ar jam tokie dalykai patinka, tačiau apie nertus dalykus, apie megztus, šiltus, tai aš neturiu nei vieno blogo žodžio pasakyti, nes dievinu viską, kas yra šilta ir jeigu jūs atitaikote spalvą, tai aš manau visi tikrai liks patenkinti ir svarbiausia bus šilti ir tikiuosi nesusirgs jūsų pagalba. Taigi, tęskime toliau. Ir aš jums sukūriau dar prieš geras 3 savaitės vieną tokį labai trumpą video, kurio aš iškart parodysiu viską po truputėlį, kadangi aš dariau advento kalendorių ir padariau netgi kiek čia 6 rankų darbo dovanas, kurios tikrai galėtų papildyti arba jeigu mes turime šiek tiek mažesnį biudžetą, tiesiog tapti pagrindinę dovaną. Tai mano viena idėjų būtų pasidaryti kūno šveitiklį, kuri yra labai paprasta padaryti. Jums tiesiog reikia sumaišyti cukrų, aliejų, tikrai, aišku, ne rapsų ar ten saulėgrąžų, kažką jau truputėlį prabangiau. Aš, pavyzdžiui, naudojau makadamijos aliejų ir įdėti šiek tiek, pavyzdžiui, cinamono. Galbūt, jeigu jūs norite ir žinote, kad tai žmogus naudos per savaitę, patarkuoti šiek tiek apelsino žievelės ir įlašinti kelis mėgstamo eterinio aliejaus lašelius. Ir manau, kad tai tikrai bus labai fainas dalykėlis. Jeigu tiesa, cukrus yra šiek tiek per didelės dalelės, tai jūs sumalkit per tą kavamalį ir gausis viskas labai tobulai. Jeigu tiesa, jūs norit, kad parodyčiau viską, kaip viską reikia padaryti, aš manau, pasiklausyčiau jūsų, padaryčiau atskirą video, nes nėra man sunku jos nufilmuoti, tai jūs tik tai žiūrėkit. Tada, sekantis reikalas, kuris bus pats paprasčiausias, tai yra nusipirkite tiesiog stiklinį indą, pasimkit kakavos, bet ne tos pigiausias, ne kažkokios mix-fix, bet jau kokybiškesnės. Pavyzdžiui, Beatos kakava tikrai yra labai skani. Supilkite tą indelį, ant viršaus priberkite guminukų, galite saldžiuose rasti mažesnių, kiek teko matyti, periškit viską kaspinėliu ir viskas. Tai gausis pati šilčiausia dovana. Gali dar pridėti podelių. Podelius gali taipogi nusipirkti baltus ir pasidaryti pačios.
pavyzdžiui, aš šiais metais dirbau su nagų lakais, taip, nagų lakais, bet jie pasiteisino kuo puikiausiai, nes aš pati esu nudažius ne vieną savo puodelį namuose ir jie iki šios dienos nenusiplovė ir kuo tobuliausiai gyvena. Tai tokia idėja. Trečioji idėja būtų žvakių rinkinys. Tai aš žinokit, šiandien pamačiau Maksimoj akciją, būtent šiam indui nusipirkau. Tada dar pasiėmiau žvakių, nes irgi buvo akcijų ir tokius panašius 3 renginius aš padovanau dar 3 merginom. Ir galiu pasakyti, jog tai yra kažkas labai gražaus, nebrangaus, bet praktiško ir labai kalėdiško. Tai mano šiame rinkinyje yra visokiausių kvapų ar šitų arbatinių žvakučių ir manau, kad bus ne tik puošmena kažkur pasidėti ant stalo, bet ir labai praktiškas reikaliukas. Tai stiklinis šitas indas, žinot, kiek kainavo? Tik tais 1 eurą. Tai man buvo tikrai labai smagu. Tada galit pasidaryti, žinot ką, tai yra kaukė prausiklė, apie kurią žinau pasakojau gal kokį birželį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ne viena jūsų išbandė, pasidarė ir man parašė atsiliepimus asmeniškai, kad jam labai patiko, viskas tiko. Tai reiškia, aš rekomendavau labai gerą dalyką, kurį tikrai rekomenduoju pasidaryti pačiom. Tiesiog supilkite kokį stiklinį indelį ir tada prikabinkit etiketę, kaip reikėtų jį naudoti ir kokios yra sudėtinės dalys, nes neduok dieve, tavo draugė yra alergiška kokiam cinamonui ir ramunėlėm, tai tada bus nelabai gerai. Tai, tada darykime lūpų balzamą. Praeitais metais mes jau jį darėme, irgi video yra toksai labai kuklus ir toksai visas, nežinau. Bet labai paprasta, nebrangu, bet tai yra irgi jūsų išmintis, jūsų fantazija, kokius eterinius aliejus dėti, nes bazė visur yra paprasta, bičių vaškas ir aliejus ir nuo eterinių aliejų priklauso, koks jūsų lūpų balzamas bus, kuo jis kvepės. Galbūt žmogui patinka mėtos, tai įpilkit mėtų. Galbūt jis mėgsta kai ką labai kalėdiško, tai įpilkit cinamono, apelsinų. Žodžiu, tai yra visiškai nuo jūsų priklausomas reikalas, kurį jūs tikrai galite pasidaryti kuo drąsiausiai ir tikrai manau, kad nei viena neturėtume suklysti ir galų gale pradžiuginti kiekvieną žmogeliuką esantį aplinkui. Aš net savo vyrui padariau, sesiai, žodžiu, aš visiems darau, visom draugiam ir taip toliau, nes natūralūs lūpų balzamai, aš jau baigiu tuoj, natūralūs lūpų balzamai yra tie, kurie labiausiai verti dėmesio žiemą, kadangi visi tie karmex ar dar kažkokie, jie gal ir padeda, bet tikrai ne tiek apsaugo, kaip būtent iš natūralių ingredientų. Ir tada aš ko jums dar norėjau jums pasakyti. Jeigu mes turime kažką tais, pavyzdžiui, siaurą biudžetą, tai padarykime mes vieną reikalą. Iškepkime mes visiems sausainių imbiernių ar tų, kuriuos jūs mokate tobuliausiai ir gražiai supakuokit, kad ir į tokį, aišku, ne į tokį, bet pavyzdys. Į tokį peršviečiamo maišelį sudėkit gražiai. Būtinai pagal būna žvaigždutės, eglutės ar dar kažkas, nes viskai kalėdas švenčiam. Ir čia tiesiog surišat kaspinėlį ir gausis tikrai kažkas labai jaukaus, šilto. Jūs matot, kad aš šiaip esu toks namų žmogus, man patinka jaukios detalės. Tai dėl to aš mėgstu sudėti viską, ką turiu savyje į kepinius ar gaminius, kuriuos aš galiu padovanoti ir labai tikiuosi pradžiuginti žmonės. Ir tada, žinokit, man atrodo, kaip ir viską žinau ir pasakiau. Visas savo idėjas, kurias ir norėjau paminėti, aš labai viliuosi, jog jums padėjo apsisprendžiant, ką pirkti, ką dovanoti ir galiu pasakyti, jog tai yra tikrai ne pabaiga, nes visoms toms tinginukėms arba tiesiog, nežinau, yra žmonių, kurie nemėgsta rankų darbo dovanų, pavyzdžiui, galbūt mano vyrui nepatiktų gauti žvakių rinkinį, tai aš jam geriau nupirksiu kažką iš parduotuvės ir kitą ateinantį, tiksliau, video penktadienį mes pasikalbėsime būtent apie produktus, kuriuos mes galime nusipirkti parduotuvėje ir tikrai pradžiuginti žmonės. Visus produktus, kuriuos rodysiu, tai bus tik tais mano rekomendacijos, išbandyti produktai ir palikę gerą įspūdį ir manau, kad bent vienas iš jų tikrai turėtų papildyti arba draugų lentyną, artimųjų šeimos ir taip toliau, arba tavo, nes aš kaip ir sakau, per kalėdas nėra gimtadieniai kažkieno, tai galima ir save šiek tiek palepinti. O šiandien aš visoms tikrai labai norėčiau padėkoti už dėmesį, ačiū, jau buvote kartu ir sakau, kad susimatysime penktadienį ir visoms linkiu gerų ateinančių dienų. Nepavarkit. Nežinau, man taip sunku vis tik atsisveikinti ir aš vis tik ieškau kažko tokio išmintingo pasakyti, bet kol kas sakau visoms iki pasimatymo penktadienį. Gerų dienų. Ar ką aš čia pasakiau?